Dar prieš keletą metų akcijos Darom buvo labai populiarios. O po jų stebėdavomės, iš kur mūsų miškuose prie ežerų ar upių tiek daug įvairiausių šiukšlių ir atliekų. Atsakymas dėja gana elementarus. Žinot, ką pabandžiau? Tiesiog duoti skelbimą ir susirasti įmonę, kuri, galbūt priimtinom kainom ar, išvežtų statybinį laužą. Blokelių bus apie 5-7% nuskilimų, nudaužimų, išmetimui. Bus ir kitokių dalykų, kuriuos reikia tiesiog išvežti. Tai yra paprastas statybinis laužas. Žinot, iš 5 ar 7 įmonių, kurie tiesiog pasisiūlė išvežti mums statybinį laužą, aš žinokit, buvau tiesiog nustebęs, kada patikrinau per aplinkos apsaugos agentūrą, kad daugumas iš jų net negali šitą veiklą užsiimti. Ta prasme, jie neturi licencijos išvežioti šiukšlės iš statybinės vietos, tai kad gerbimieji prieš samdydami įmonę tikrai labai atidžiai įsigilinkite, ar ta įmonė gali daryti tokį darbą, nes galimai juos sustabdys aplinkos apsaugos ministerijos darbuotojai, išsiaiškins, kad jie negali to net užsimti, tai kad bauda bus dalinama ant 2 užsakovų ir jam tas, kuris veža. Tai kaip vis dėlto išsirinkti partnerį, kad ir sąlygos būtų priimtinos ir statybinis laužas nukeliautų ten, kur privalo nukeliauti? Teikdami statybinių atliekų išvežimo paslaugas galime atliepti visų klientų poreikius. Nuo mažos statybos iki didelės statybos. Pavyzdžiui, tvarkant ar remontuojant butą ar sodo namą, galime pasiūlyti didmaišį, į kurį telpa iki 1 kubinio metro atliekų. Ir tai yra labai patogi priemonė, ypač tose teritorijose, kur yra ribota vieta sandėliavimui ar atliekų laikymui. O didesnėse statybose, ar tai būtų gyvenamojo namo statyba, ar daugiaaukštis pastatas, ar ištisas kvartalas, siūlome atviro tipo metalinius konteinerius, kurie pagal statybos mastą ar atliekų pobūdį gali būti nuo 7 iki 38 kubinių metrų. Visai nesvarbu, kokios talpos bus tas statybinių atliekų didmaišis ar konteineris. Svarbu, kur tos atliekos keliauja, nes tvarumas šiais laikais tikrai nėra vien madingas žodis. Surinktos statybinės atliekos atkeliauja į mūsų modernę išrūšiavimo liniją, kur yra dar papildomai perrūšiuojamos į 13 skirtingų kategorijų ir iš viso statybinių atliekų srauto išrūšiuojame net 80% antrinių žaliavų, kas yra popierius, metalas, stiklas, medis. Pavyzdžiui, iš statybinės medienos atrūšiuotos gaminame medžio skiedrą, kuri vėliau keliauja baldų gamintojams. Įvairios inertinės medžiagos, tokios kaip betonas, žvyras, toliau pasitarnauja kelių, šaligatvių tiesimui ar aikštelių įrengimui. O popierius, plastikas, metalas ir stiklas taip pat atitinkamai pasiekia perdirbėjus ir virsta naujais gaminiais. Tai reiškia, kad šios antrinės žaliavos yra sugrąžinamos į antrą ciklą. Taip mes mažiname aplinkos ir oro taršą, tačiau tuo pačiu tai yra ir ekonominė nauda. Ir klientas, kuris išsirūšiuoja pats atliekų susidarimo vietoje statybinės atliekas, tikrai gali daug sutaupyti. Ir turime pavyzdžių, kuomet atliekų tvarkymo sprendimo kaina klientui gali sumažėti net iki 2,5 karto. Statybose pinigus suskaičiuoti mėgsta visi, sutaupyti irgi. O jei kalbame apie statybinės atliekas, tas sutaupimas gali būti ekonomiškai naudingas jums, o gamta irgi pasakytų ačiū.